Labas rytas, važiuojam tęsti statybos darbų. Šiandien reikia įsibetonuoti 7 darpolius iki pietų, tada nuvažiuoti užsideklaruoti ir tada dar suskust antrą kartą žemės. Tai va, ir tada rytoj bandysim kaip ir pasisėt pūdymui. Žiūrėsim, kaip čia viską reikės suspėt. Dar iš tikrųjų mišinys pūdymui nesumaišytas, tai pilsiu tiesiai su kibiru į sėjamą ir tada maišysiu to ir turėtų būti gerai. Tai va, dabar važiuojam iki Pašiūrės, reikia dar atsitempti vandens. Tai va, darbelio, oras geras, iš ryto 8 val. 16 laipsnių. Einam užsikursim tikrą traktorių. Visi poliai išbetonuoti. Su laiku viską puikiai spėju, dar turiu laiko ir kavos atsigerti. Tai va, statybvietė visa sutvarkyta. Viskas tvarkinga, gražu. Dabar lauksim, kol išdžius poliai. Ir tada betonuosim sienas po truputį. Rišim armatūrą, dėsim klojinius ir bandysim betonuoti sienas. Ten jau šiek tiek bus sudėtingesnis darbas negu čia. Ir sunkesnis, ir fiziškai sunkesnis. Tai va, bandysim kažkaip per kitą savaitę pasibaigti šitus dalykus. Yra ką veikti, nieko nepasakysiu, dar reikia pasiruošti brusų. O čia va brusas kaip stovi, tai dar va ten tokius laikiklius jėtis turi padaryti. Turim nusipirkę juostas. Tai va, dar tos laikiklius reikės padaryti. Įsibetonuoja jie ir paskui brusas prisisuka. Ir kaip ir viskas, tada lauksim, kada dar susipjaut medį. Ir bus kitas etapas, viršus. Skardą turim. Skardos dar nerodžiau, tai skarda šiek tiek kitokia negu buvo, pilka viską, bet ten tokia labiau matinė ir mažiau slidi. Aišku, čia gerai. Tai 2,5 metro eis sienam ir 3 metrai stogo. Sienos bus kaip ir čia, tik va ta viršutinė dalis bus dar uždengta polikarbonatu, skaidrus toksai plastikas. Tai bus ir šviesos Pašiūrėj daugiau. Tai ką, buvom nuvažiavęs deklaruoti. Užsideklaravom 141 hektarą. Tai kaip ir pavyko šiemet šiek tiek dasidėti žemę, tai ūkis auga po truputį. Dabar važiuojam suskust dar kartą laukus ir važiuosim pasiruošti sėjamąją su sėkla rytdienos sėjai. Tai va, lekiam iki lauko. Skutimo darbai, galima sakyti, baigti. Tiko nuvažiuoti dar 1 hektarą suskust. Šiuo metu dabar suskutau 9. Čia tas laukas, kur atrodė kaip vėl.
neblogai įsidirbo. Pūdymui bus tikrai neblogai. Tai va, dabar reikia nuvažiuoti apie 4 kilometrus iki to 1 hektaro. Suskusti ten, tada grįžti į ūkį, nuvežti pelyčiam dar vandens, užsikabinti sėjamą ir pasivaryti namo. Dar galvojau, gal šiandien spėsiu mišinį susimaišyti, bet nėra šansų. Dabar jau 7 valandos, dar kol suvažinėsiu, jau bus ir 9. Tai teks rytoj ryte. Tai ką, važiuojame iki to laukelio dabar. Tai va, irgi jau einu į pabaigą. Turėjo būti hektaras, bet kažkodėl yra 2. Liko variosmelė. Nežinau, ar kas mato, žiauriai purvinas langas, viskas dulkėse. Čia kaip vienas vietinis ūkininkas sako, žemė kaip parakas. Tai va, panašiai ir yra dabar. Sausa labai, bet užtat įsidirba gražiai. Yra vis tiek vietų, kur dar balos pas mus. Tokia, jeigu matas, didelė bala. Tai čia nežinau, kada jos išdžius, bet praeitą pavasarį čia jos nebuvo. Įdomiai su ta gamta. Nu ką, užbaigiam šitą juostelę ir lėksim pelyčiom vandens nuvežti. Jo, kai su tokiu aparatu praleki, tai supranti, kad Belarusas ne pats blogiausias variantas. Eina savo, kaip senai su juo važinėjau, tai taip visai ir įdomu. Ir smagu pravažiuoti. Aišku, darbuotis nenorėčiau su tokiu daiktu. Vargelis būtų. Tai ką, vežam vandenį. Tai leidžiamės vandenį. Jo, dabar tai pagalvojau, 8 ryto išvažiavau iš namų. Dabar beveik 9. 13 valandų darbo diena. Neblogai. Neblogai, bet svarbiausia, kad patinka darbas. Po truputį įsivažiuojam į vasaros režimą. Nes vasarą taip jau dažniau tenka padirbėti. Tai ką, nu tikėkime, rytoj pavyks pasėti pūdymą. Ir jau bus baigta žemės darbai. Susikoncentruosim į pašiūrę statybą ir ruošimės pašarų ruošimo laikotarpiui. Tai va. Tai ką, startuosim su rytinė mankštelė. Turim avižų sėjamoji dar. Turim garstyčių ridiko mišinio likutį. Ir turim žirnį, kurie yra va ten pačiam gale. Ir reikės neštis iki sėjamosios. Kaip ir galėtum gal su traktorium atsivežti arčiau, užsikabinti, bet galvoju, susinešiosiu, kas čia yra vieną sėjamą užsipilt, seniau viską rankom pildavom. Tai va, užsipilsim sėjamąją, sumaišysim avižą, žirnį, ridiką, garstyčią, bus super geras mišinys. Aišku, turėtų dominuoti žirnis. Reikia baltymo, reikia azoto, kad pakauptų kvietukam. Tai ką, bandysim po truputį nešiotis. Komentarų nereikia.
Tai va, turim mišinuką, aviža, žirnis, garstyčia ir dykas. Visko matosi, visko yra. Tai va, važiuojam sėti. Tai va, istorija kaip visada. Užsipiliau sėklas, galvoju greit nuvažiuosiu, atsimatuosiu normą ir sėju. Nu, bet spėkit. Pradedu matuot normą, žiūriu, kad technologinės užsikirtusios. Dar 4 ar 5 iš vis nebėga. Tai kažkaip pasisekė technologinės, tai jo, pasijungiu kompą, nusiresetinau ir viskas tvarkoj. Bet ten, kur užsikišė, tai nesupratau, kas ten buvo. Įkišau su kompresorium, prapučiau ir viskas gerai, pradėjo bėgti. Tai tikiuosi, kad kai avižą sėjau, taip nebuvo ir viskas gerai bus. Tai bent tiek būtų gerai. O šiaip va, atvažiavom jau iki pirmą laukelę, 2 hektarai. Pasėsim greitai pūdymą, sėjau apie 130 hektarą. Tai va, žiūrėsim, kaip čia seksis. Per šiandien reikia nusidirbti viską. Nu čia gausis toks kaip eksperimentinis laukas. Pusė lauko suarta, pusė lauko praeitais metais suarta ir padikta, bet labai smarkiai užaugų žolė. Tai va, žiūrėsim, kas čia bus. Ar yra skirtumas, kur į žolę galima sakyti sėjam, ar kur į švarų arimą. Tai va, šiaip sėjamoji įterpia puikiai sėklą tenais, kur žolė, sėklos paviršių nėra. Tai va, žiūrėsim, kaip čia kas bus. Galėsim paskui, kai sudiks, apeit pasižiūrėti, ar yra skirtumas kažkur ar nėra. Tai kas jau liko, tai eisim į pabaigą ir važiuosim į kitą lauką. Tai 2 hektarus jau apstinai pasėjau tos. Dabar sėjau jau 3 hektarų lauką, jau įpusėjau jį. Kol kas viskas puikiai dirbasi, sėjasi, jokių problemų nėra. Šiek tiek ratą, nes skersuoju lauką, bet tik taip jisai įsidirbs gražiau. Tai va, kažko pradėjo ženklintuvai nenusileidinėti, nepakeist pusių. O dabar pakeitė, o prieš tai kažkaip nepakeitinė. Tai kažką netos spaudinėjau kompą ar kažkas netaip, bet žiūrėsim, gal dabar bus gerai. Šiaip patogus dalykas ženklintuvai, o ypač kai jie patys persijungia. Tai va, dar šiek tiek akmenų pasirenku, nes šitam lauke buvo tokių egzempliorių nemažų. Tai va, nu ką, greitai sėjasi, čia man dabar apie 15-12. Iki pirmos, manau, tikrai šitą lauką pabaigsiu. Ir tada liks apie 6 dar hektarus ir bus viskas. Tai va, nu tai sėjam. Tai va, apsisukau greičiau, apie 15:01 ir jau važiuoju į sekantį lauką. Paskutinį. Tokia nuojauta yra, kad pritrūksiu sėklos greičiausiai. Tai dar gali reikėti važiuoti atsipilti. Ko labai nenorėčiau, bet greičiausiai teks. Nes tas užsipilimas šiek tiek užtrunka. Tai va, žiūrėsim. Čia toks svopaisis laukas, nežinau, kas čia bus iš jo. Bet gal viskas bus gerai. Vis tiek ne gulimai. Nu jo, ne kažką. Ką dabar daryti? Va, tokią situaciją turim. Sėju orą. Sėju orą. Atrodo, sėklos mažėjo. Ir nustojo mažėti. Kažkodėl čia, gal net ir žinau, nedaug aš čia pravažiavau, kažkur man buvo įsivėlus didelė tokia krūva žemė. Ir greičiausiai toje vietoje nurovė grandinę. Tai ką, važiuojam ardytis, žiūrėsim, gal kažkokią tokią grandinę ir rasim, bet labai smarkiai abejoju. Tai ką, sėjos darbai iki pirmadienio baigėsi.
Šiandien jau 4 valandos, niekas niekur nedirba ir nieko tu nebegausi. Tai va, pirmadienį reikės nuvažiuoti į Uteną ir Utenoj būna grandinių litagrui visokių kokių reikia. Tai va, gaila, kad nepabaigiau, dar atsiekiau tai porą ratų ir nepasėjau. Bet ką gali žinot, kartais visko nepamatysi, nepastebėsi. Tai ką, važiuojam namo. Reikia pailsėti po tokių dienų šiek tiek, dienelę. Rytoj vis tiek kipsim, ne rytoj, pirmadienį vėl kipsim vis tiek į darbus. Pabaigsim, pradėsim su pašiūrė vėl sienas betonuoti. Tai va, darbų darbelių. Aišku, gaila, va, jeigu rytoj gerai palis, tai jau kaip ir būtų sudygę visas laukas, dabar sudygs tik dalis. Bet kadangi pūdymas, tai čia nėra baisu ir nieko blogo. Tai ką, šitam video gal būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat. Nepamirškit paspausti prenumeruok mygtuko. Ir iki kito video.